Kartais mes meilę maišom su pasiaukojimu. Pavyzdžiui, meilė vaikam, meilė tėvam, meilė mylimiesiems, nesvarbu, draugams galų gale. Kartais tikrai mes tai sumaišom su pasiaukojimu, aukojam savo gyvenimą, aukojam kažką mes galėtumėm daryti, kažką galėtumėm kurti, kažką galėtumėm veikti, bet ne. Aukojam save tėvams, vaikams ir savo laiko nebelieka. Dabar tai pagalvojus, argi tai yra meilė. Tarkim, kažkam tu paaukojai daug laiko, ir praradai savo laiką, paskui ateina tam tikra amžiaus riba, tu susimastai ir tu pagalvoji, blemba. Aš tiek paaukojau laiko tam žmogui, laiko, pinigų, energijos, belenko, nesvarbu, kažkokia tai materialia, nematerialia išraiška vidinė. Ir pats tu matai, kad negerai čia yra. Jeigu kyla tokių minčių, kad tu be reikalo aukojai tam žmogui savo laiką, tai tu nemylėjai to žmogaus, tu tik aukojaisi. Nežinau, kas pagal kilnumą geriau, aukojimasis ar meilė. Žemėje gal kilniau yra pasiaukoti, bet jeigu galvoti tą visą prasme kosminė, visatos, pagal tos principus, vis tiek kiekvienas energetinis padaras, kad ir mes žmonės, ar žvaigždės, belenkas, kas turi energiją, turi save realizuoti, ir nebent realizacija savo pasirinkai kaip auką kažkam, tada jo, bet tam, kad žmogus realizuotųsi, negalima savęs aukoti kitiem žmonėm antraip. Tai išeis per kitą pusę. Mes pradėsim kaltinti tos žmonės, kad mes dėl jų aukojomės, kad mes dėl jų